Todėl, kad viena be kitos tikriausiai būtų tarsi du kraštutinumai. Ta, kuri vaidina filmą, būtų labai sutapatinus su kiekviena filmo scena ir iš to jis neštų labai stiprią tapatybę susijusią su viena ar kitokia scena ir kai būtų perėjimas gyvenimo į kitą sceną, būtų labai sunku, būtų tarsi lūžis, kvestionuotų viską. Galvotų, kad čia įvyko kažkokia klaida, tikriausiai blogas sprendimas priimtas. O jeigu tik būtų tik ta, kuri žiūri, tai tikriausiai nelabai būtų į ką žiūrėti, jeigu niekas visiškai nevaidintų ir nekurtų to gyvenimo filmo. Bet pusiausvyra tarp abiejų gebėjimas santykiauti, būti santykė, būti pusiausvyroje. Būti ir ta, kuri kuria, ir tuo pačiu ta, kuri kurdama pastebi. Kad aš kuriu savo gyvenimo filmą ir kad mane apibrėžia tik tai, kad aš turiu lankstumą viduje.